Koks skirtumas tarp brangios ir pigios auklės? Aš Ieva iš Mama ir auklė ir jums šiandien papasakosiu, kokios savybės arba kokie reikalavimai gali stipriai pabranginti jūsų auklę. Jeigu jūs reikalaujate, kad ji būtų vairuojanti arba reikia toli važiuoti, jeigu ji dirbo įvairiose šalyse, jeigu labai išsilavinusi, gali būti prižiūrėjusi naujagimus ir toks reikalavimas pas jūs, turi puikias rekomendacijas, gali keliauti, dvynukų, trinukų auklė. Reikia dirbti nestandartiniu grafiku. Gali prižiūrėti ypatingų poreikių vaikus, moka užsienio kalbas. Tačiau yra dar viena grupė savybių, kurios taip pat labai stipriai brangina auklės. Jūsų grafikas labai nestabilus. Jūs esate sunkaus charakterio, užsiimate mikrovadybą arba nemandagus. Vėluojate ir neperspėjate. Kreipiatės paskutinę minutę. Auklė, atvažiuokite skubiai. Vėluojate atsiskaityti. Arba nuolat pykstatės šeimoje. Gal kažką galima pakoreguoti ir auklė jums kainuos mažiau.